Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime birželio 10 dieną. Į objektą atvažiavome 7 ryto. Abromiškių gyvenvietė prie Elektrėnų, vat Abromiškių jau pirmi namai. Čia mes esam dar Abromiškių zonoje, bet čia toksai kaip vienkimis, toksai vagonėlis. Mūsų čiupukas prie kabėlė. Tai čia vat jau mes esame ant kalno, 4 metrų perkritimas yra. Ir čia vat toksai didelis pelkynas. Ir grėžinukas gavosi lygis 17 metrų. Pamatavom vandens statinį lygį 1,80 m nuo žemės paviršiaus. O grėžinių šaktoj, lietuviškai grėskelė vadinasi, stovi, slūkso vanduo grėžinių šaktoj lygiai su pelkės lygiu. Tai vat nieko bendro neturi pelkės vanduo ir gruntinis vanduo. Va, žiūrėkit. Ir vėjas šiandien didelis, vakar tai lyja, vanduo vietoj blizga, nes ir blizg pajungtas. Pamatavom vandens debetą, kubas 300, 33 sekundės, 12 litrų kibiras vandens. Lygiai taip pat užvakar prie šilto kanalo. Ta pati srovė, 1 prie 1. Grįžimo procesų vandenį ėmėme iš šitos pelkės. Čia žmogus ir pjovė medžius, traukė ir gilino. Čia nuovaža pasidaręs yra. Ragelį žvybiniai. Tokia aplinkoje grėžėmės. Čia aplink Abromiškės, kiek esam padarę grėžimą, tai visi sėkmingi. Ir čia buvo tikėtina, kad bus vanduo. Vanduo pilnai prisivalęs, pripilsiu laikėlį parodysiu. Taip, smėlis, pilkas smėliukas, turi geležies. Nuo geležies jau nepabėgsi. Tuoj prileisim vandens. Taip jau atrodo viskas skaidru, gražu, bet kai žiūrim į vandenį, vanduo taip lengvai pageltonuoja. Taip, žiūrim. Pilnai prisivalęs, jokių smiltelių, nieko nėra, po 14 tinklelis. Smėlio nepraleidžia smulkos vidutinės frakcijos. Toks va rezultatas. Tiek nuo 10-20 prasidėjo vandeningas smėlis ir užsibaigė 17 metrų. Filtras sukišome 16 metrą. Nes jau ten nuo 16 iki 17 jau frakcija tik tai smėlios ten smulkėja. Tai jo, toks smėliukas. Galėtų būti ir stambesnė frakcija, bet koks yra toj žemeliai, toks yra. Daugiau čia vandens neįdėsit. 1-3 kubai valandą. Matot, va pilnasis. Kaip cementui maišytas. Jis jau su geležim jo. 3-4 kartus gali viršyti geležės matą. Bet tokiam vagonėliui čia tokia debeto yra per akis. Alkus ir bliukas atyliai dirba. Taip, dabar taip, darbų eiga tokia. Prasikas tranšėja iki pat kalno viršaus, tenai šulinė žiedą įsikas, hidroforas tenai žiemos ir tada jau įvada darysis į tą vagonėlį. Tokiam vagonėlį, čia tokia debeto vandens yra per akis. Per storą žemę taip pabėga vanduo. Viskas liuks. Dar vienas sėkmingas grėžinukas. Aišku, ne visose Lietuvos vietovėse gauna tie mini grėžiniai gaunasi, ne visur. Dėl to dažniausiai vis tiek žmonės skambina iš tų vietovių ten, kur yra problemos su vandeniu. Tai daug užsakymų ir atsisakom. Ir imam tos, kur tikėtina, kad bus vanduo. Jūs tiesiog dieną sugaišti atvažiuoti ir padaryti žvalgybą, tai ne užsakovai. 250 € mokėti ir mums dieną sugaišti nėra prasmės. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens iki.